Pasidarėm ąžuolinius tvirtus laiptus, labai patvarus. Rūsys pagilintas ir dėl to galima stovėti bent jau pagal mano ūgį, man pakankamai vietos čia yra. Vėsus, vasarai ypatingai gali pajusti tą temperatūrų skirtumą, šalti akmenys, rūsys atlieka savo funkciją, bet yra problema, varva kondensatas. Ką daryti? Ieškosim sprendimo, bet viskas padaryta gerai, jokio kvapo blogo nėra, tiesioginio kažkokio pralaidumo nėra, balų nėra, bet, taip, kondensatas yra susikaupęs. Nežinau, ar tai yra normalu, man atrodo, kad neturėtų tai būti. Kondensatas renkasi ir paskęsim, nepaskęsim, bet kas ten žino, visokių istorijų prisiklausai, kaip vanduo po namų renkasi iš kokio nors trūkusio vamzdžio, paskui namas paima ir įgriūna. Apsaugok viešpatį. Akmenys patys jie nedrėksta, jie sausi. Dabar aš irgi iškramusi, sakysiu, drėgmės surinkėjai ir žiūrėsiu, ar pagerės bendrai situacija. Dangtis užsidaro, garso nesigirdės, man įdomu bus šiaip kiek susirinks drėgmės ir ar teisingų žingsnių einama. Aš savo vaikams sakiau, kad nebijokit, čia nėra vorų, šitas rūsys išvalytas, švarus, naujas, bet aš buvau neteisus. Jų būta, čia kaip matyti, dvoro tik tai likučiai, bet į šitą vietą jau mano dukros sakė, kojos nekels gyvenime. Ramo. Čia kaip greitosios pagalbos laukiame jūsų. Sveiki. Sakiau, čia tos gonkelės mano neveltui pas dzūkus. Palaukimo vieta tokia labai patogi. Tai jauki. Sėdi, lauki, deginėsi. Tai va, turiu rūsį, o rūsy yra daug drėgmės. Noriu pasižiūrėti, ar drėgmės surinktuvas daug susirinks vandens ar ne. Kada nežinai, tai tu prisikuri. Nežinojimas gimdo visokias baimės. Nežinau, ar tokį modelį naudojo, bet tiesiog ten, kadangi sakėt, nedidelį patalpą. Nedidelė, taip. Pagal patalpą, va tokį. Žiemą 4 naudojau, vienu metu dirbu. Tai buvo didesni turbūt prisisukurs. O su Kramo man dirbti patinka, ne pirmus metus mes draugaujam. Didelis džiaugsmas yra, puikus kolektyvas, nuostabų žmonės, greitai reaguoja į tavo problemas, kartais užknisi jos savo klausimais arba nesupratimu, bet pats tas rūsys, aš nežinau, jis gal nėra labai drėgnas, bet kondensatas ant vamzdžių renkasi. Šiek tiek galima pabandyti surinkti drėgmę tada, pažiūrėti, ar ant sienų yra drėgmės, ar iš grindų gal ateina drėgmės iš kur. Va, gal iš grindų gali būti. Jie kantriai viską išdėsto, kaip pirmą kartą, kaip mokytojas mokinukui. Ir aš čia pat sugalvojau, nežinau, kartais aš darau nesąmonės, bet mano nuomonė, kad pirmą reikia pasižiūrėti, jeigu nebus labai daug vandens, tai reiškia, kad nieko ten blogo nėra ir turbūt tada vamzdžius reikia kažkaip izoliuoti. Galbūt, gal tiesiog didesnį izoliacijos sluoksnį uždėti ant vamzdžių. Gerai, o čia naudotis viskas paprasta. Labai paprasta. Drėgmės surinktuvo yra ir šildantis dar. Kad yra šiek tiek pasišildo, jeigu šalta. Tai reiškia, išprovokuoja šiek tiek. Jo, šiek tiek pašildo, padaro didesnį temperatūrų skirtumą. Šiaip šitas drėgmės surinkėjas, jisai nuo 5 laipsnių iki 35 yra darbingas. Bet tas man labai patinka toks bendravimas, ne iš aukšto, kaip su kolegom, su bičiuliais. Tai čia tas labai svarbu yra. Gerai. 53. Iki 40 galima mažinti. Pasiekit tą drėgnumą ir jisai išsijungia. 40. Jis kai pasieks 40 drėgmę, tai tada jisai išsijungs. Vadinasi, pasiekta nustatyta drėgmė. Dabar matau krenta, kondensuojasi patys vamzdžiai turbūt. Kad būtų ramu, aš vis dėlto noriu pasilaikyti, kad susirinkti čia tas drėgmės, pasižiūrėsiu, kaip visą tai atrodo, o paskui turbūt reikės tiesiog daugiau dėti izoliacijos ant vamzdžių. Drėgmės surinktuvą pasilikau iš Kramo tam, kad mes pamatytume realią situaciją, kiek ten tos drėgmės renkasi, kad tiesiog užverstume tą puslapį ir būtų aišku, ar reikia dar ką nors daryti su to rūsiu ar ne. Ir tas mano planas naikinti kelmus vis buvo atidedamas, pastumiamas.